Labą dieną. Šiandien turim 143 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie Rusiją 1917 metais. Šį kartą pakalbėsime apie lietuvių pastangas atkurti Lietuvos valstybę. Pirmiausiai apie lietuvių veiklą Rusijoje, Europoje ir Amerikoje. Taigi svarbiausias lietuvių tautinio išsivadavimo sąjūdžio tikslas buvo nepriklausomos valstybės atkūrimas. Pirmojo pasaulinio karo metais iškilęs klausimas su Rusija ar su Vokietija susieti savo likimą tapo vienu svarbiausių lietuvių inteligentijos diskusijų objektų. Valstiečių kilmės lietuvių veikėjai nebuvo linkę atkurti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Jie siekė, kad Lietuvos valstybė būtų atkurta lietuvių gyvenamose žemėse, nepamirštant įtraukti ir nutautėjančių rytinių pakraščių, atkreipiant dėmesį ir į Mažąją Lietuvą. Lenkų ir lietuvių bajorai ragino atkurti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, sudariusią sąjungą su Lenkija. Pirmojo pasaulinio karo pradžioje į Lietuvą ėmė pretenduoti ir trečia, be Rusijos ir Lenkijos valstybė, tai yra Vokietija. Tačiau karui užtrukus ir silpstant Vokietijos galiai, paaiškėjo, kad Lietuvos ji nebeišlaikys. Pasitraukę į Rusijos gilumą, Lietuvos gyventojai telkėsi didžiausiuose miestuose. Rūpintis pabėgėliais caro vyriausybė pavedė lietuvių draugijai, kuri buvo įkurta Vilniuje 1914 metų pabaigoje. Lietuvos atstovai Rusijos valstybės dūmoje pradėjo kelti nepriklausomybės klausimą. Jau pačioje karo pradžioje jie viešai pareiškė, kad lietuvių tautos troškimas yra sujungti Mažąją Lietuvą su Lietuva, esančia caro valdžioje, ir išsireikalauti jai plačią politinę bei kultūrinę autonomiją. Tuos pat siekius caro vyriausybei įteiktoje deklaracijoje 1914 metais rugpjūčio mėnesį tuomet paskelbė ir Vilniaus lietuvių atstovai. Po 1917 metų vasario revoliucijos Rusijoje susidarė sąlygos legaliai pabėgėlių politiniai veiklai. Tų pačių metų kovo mėnesį Petrograde buvo sudaryta Lietuvių tautos taryba, kurią sudarė įvairių politinių partijų bei grupių atstovų. Taryba, norėdama sustiprinti savo autoritetą, sušaukė visų Rusijoje išblaškytų lietuvių seimą Petrograde 1917 metais gegužės 27 dieną. Didesnioji seimo dauguma pasisakė už nepriklausomos Lietuvos kūrimą, likusieji pasiūlė siekti autonomijos arba federacijos su Rusija. Nesutarimai buvo dideli ir Seimas iširo, nepriėmęs nutarimo.
Nepriklausomybės siekiančiai lietuvių inteligentijai ypač svarbi buvo užsienio lietuvių parama. Švedijoje gyvenantys lietuviai 1915 metais ir 1917 metais surengė lietuvių konferencijas. Jų dalyviai pareiškė ryžtą atkurti Lietuvos valstybę. Dar vienoje konferencijoje 1916 metais Šveicarijos lietuviai kartu su okupuotos Lietuvos atstovais paragino siekti Lietuvos nepriklausomybės. Draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti komiteto įgaliotiniai, nusiųsti į Šiaurės Ameriką, paskatino ten gyvenančius lietuvius rinkti aukas. Amerikos prezidentas Woodrow Wilsonas net paskyrė specialią dieną rinkliavai. Komiteto nariai iš popiežiaus Benedikto XV įsirūpino tokią pat dieną rinkliavai visose pasaulio bažnyčiose. Apie Vilniaus konferenciją. Dar 1916 metais lapkričio 5 dieną Vokietija su Austrija ir Vengrija paskelbė, jog Lenkijos valstybė yra atstatoma iš Rusijai priklausiusių žemių. Naujoji įkurta Lenkų taryba tuoj pat pareiškė pretenzijas į Lietuvą arba į jos dalį. 1917 metais, laimėjus Vasario revoliucijai Rusijoje, lietuvių inteligentija pajuto, kad atėjo laikas aktyviai veikti ir siekti Lietuvos nepriklausomybės. Paneigdami Lenkų argumentus ir klaidingus tvirtinimus, lietuvių veikėjai 1917 metais Liepos mėnesį kreipėsi į Vokietijos kanclerį ir iškėlė Lietuvos nepriklausomybės reikalavimą. Vokietijos okupacinė valdžia, blogėjant padėčiai karo frontuose, mėgino prikalbinti lietuvius, kad jie savo noru sutiktų prisijungti prie Vokietijos. Lietuvių politiniai veikėjai Vokietijos vyriausybei iškėlė savo sąlygas. Svarbiausias lietuvių reikalavimas buvo sušaukti lietuvių konferenciją. Vokietijos vyriausybei leidus 1917 metais rugsėjo 18–22 dienomis Vilniuje vyko Vilniaus konferencija. Daugiau kaip 200 lietuvių atstovų nuo visų luomų, politinių srovių ir partijų susirinko svarstyti Lietuvos politinės ateities klausimų. Atstovai daugiausiai ginčijosi dėl to, kaip siekti politinio Lietuvos savarankiškumo ir nepriklausomybės, kuria kaimyninė valstybė remtis. Visi kalbėjusieji nepritarė artimiems Lietuvos santykiams su Lenkija. Dalį delegatų veikė Rusijos Vasario revoliucija ir jos paskelbti demokratiniai lozungai. O Vokietijos okupacinė politika gąsdino daugelį lietuvių inteligentų. Tačiau didelio pasirinkimo nebuvo. Vasarą lietuvių inteligentija tikėjosi daugiau laimėti iš vokiečių, tikėta ir nepalankia vokiečiams karo baigtimi. Konferencija pareiškė lietuvių tautos pasiryžimą atgaivinti savarankišką nepriklausomą demokratiniais principais tvarkomą Lietuvos valstybę, turinčią etnografinę sieną. Vilniuje sušauktas steigiamasis Seimas konferencijos nutarimu turėjo priimti valstybės konstituciją ir nustatyti santykius su kitomis valstybėmis. Tautinėms mažumoms buvo numatytos kultūrinės teisės.
Konferencija sutiko pareikšti, jeigu Vokietija pripažins Lietuvos valstybę ir taikos konferencijoje parems jos reikalus, tai Lietuva, nepakenkdama savarankiškai savo plėtotei, galės užmegzti su ja tam tikrus dar nustatytinus santykius. Konferencijos delegatai išsirinko vykdomąjį organą, tai yra Lietuvos taryba, iš 20 asmenų. Jie turėjo įgyvendinti konferencijos nutarimus. Tarybos pirmininku buvo išrinktas Antanas Smetona. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie lietuvių veiklą Rusijoje, Europoje, Amerikoje. Pasakokite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie Vilniaus konferenciją. Kodėl 1917 metais susidarė palankios tarptautinės aplinkybės siekti Lietuvos valstybingumo. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.